Labą dieną, esu Svetlana Samochvalova ir mano tema yra emocijos. Pasirinkau vaizduoti pyragą dėl pasirinktos angliškos frazės a piece of cake, reiškiančią paprastumą kažką daryti. Aš tai pasirinkau vien dėl to, kad parodyčiau ir kartu vizualiai tai parodyčiau, kad būti emociškai nuoširdžiam yra labai paprasta. Tai tas pats, kaip būti žmogiška. Pati kompozicija irgi yra labai svarbi vien dėl to, kad kiekvieną žiūrovą iššauktų į artimesnį santykį su skulptūra, kad nes turėtų nuoširdžiai ir stebėtų ją iš šono ir tiesiog žiūrėtų, kaip jo gera idėja, viskas tvarkoj, įdomu, bet kartu ateitų ir apeitų visą ratą ir tarsi asmeniškai priimtų šią temą ir asmeniškai paanalizuotų ją. Nes žmogiškumo tema yra svarbi kiekvienam, ne žmonijos mastu, o kiekvienam asmeniškai. Ir dar 3 yra svarbios dalys. Tai iš esmės kaip ir 2, bet yra 3. Tai yra pagrindas, esminis dalykas, tai medis. Aš pasirinkau dėl medžiagiškumo, tom, kad tai yra natūrali medžiaga artimesnė kaip ir žmogiškumo perteikimu, kad tai yra puikus pagrindas augti žmogui, augintis, kaip ir ugdyti save vertybės, ugdyti vertybės. Ir portretus aš padariau iš gipso. Gipsas irgi yra kaip ir natūrali medžiaga, tačiau jinai yra labiau paliesta civilizacijos žmonijos ir tai labiau išreikštų kaip ir pačią žmoniją. Ir dar yra tai, kad yra viena dalis mobili. Su tom, aš tai padariau tom, kad būtent šitas gabaliukas išreiškia vieną emociją ramumą. Norėt tokią ne tik išorinę ramumą perteikiančią per emociją, bet ir vidinę ramumą, kuri spinduliuoja ir išreiškia viską per veidą ir neina to paslėpti. Ir ją atskiriau dėl to, nes ta vidinė ramuma žmogaus juntama yra sunkiai pasiekiama. Sunku gauti vidinę ramybę ir ją išlaikyti, todėl ją atskiriau nuo visos masės, kurioje yra ir pyktis, pavydas, džiaugsmas, liūdesys ir visas kunkuliuoja, tarsi visas plūduriuoja ir tai išreiškia irgi kaip emocijos judėjimą. Emocijos yra jausmai, kurie yra nepastovus, jie juda, keičiasi, kyla žemyn, aukštyn ir visą tai aš bandau perteikti irgi per formą. Taip pat ir faktūra. Svarbi yra tai, kad aš ramumą visą nugludinau, jinai yra lygi, jos faktūra rami, kaip ir norima perteikti emociją, ramumą, o visus kitus turi ir gilumas, ir aštrumus, ir visokius paraižymus ir visą kitą. Ir tai man kaip ir dar įkvėpimo vienas britų skulptorius, Paul Day, jo yra skulptūros, mano nuomonė, labai nestandartinės ir ganėtinai naujoviškos. Jisai daro skulptūras skirtingų netradicinių perspektyvų. Jos yra reliefinės, yra ir figūrinių, bet pas jį daug yra kruopštumo. Tai aš tokį kruopštumą pabandžiau ir pas save perteikti per būtent šitą plūduriuojančių emocijų rutuliukį. Pagilinimus ir visus tuos tokius smulkumus. Jie kaip ir duoda gilumą, žavesį, tokį ir išreiškia geresnį faktūros kaip ir emociją. Ir pavadinimo reikšmė tai mes irgi yra svarbi simboliškai tom, kad kiekvienas iš mūsų esame žmogus ir kiekvienas iš mūsų turime emocijas ir jos turi būti žmogiškos, natūralios ir atviros. Ne vien dėl to, kad taip kaip ir būtų tarsi kažkoks stereotipas pasidarys, ne, tai yra žmogiškumas, tai yra natūralumas ir būtent taip, bendraudami be kaukių, galima kurti aplinką žmogišką, atvirą ir nuoširdžią. Ir dėja kilo man sunkumo keli šitos skulptūros, tai didelę padėką noriu išreikšti skulptūros mokytojui Algimantui Šlapikui, nes buvo daug pokalbių, bandžiau visaip nusikratyti šios kompozicinės skulptūros, nes nuo 10 klasės labai norėjau figūrinę daryti, bet niekaip nesidėstė mintis jokiai temai, tik tai toksai gavosi išėjai, taip staigiai nupiešiau kažkokią eskisiuką ir taip su mokytojo pagalba išeiktuliavo į pyrago temą.